Treneri, tas pats klausimas kaip Aidai, dar likus 4 minutėm visa salė čia tikėjo sėkmingą baigtimi, rezultatas -20. Kas nutiko per tas pasines 4 minutės? Nežinau, daviau, kaip sakyt, pakalbėjom su vyrais biški taip. Griežčiau biškutį sakiau, kad negali tokių būti tokių dalykų, kad kaip ir lošiam, viską atlošiam, vėl lygų ir vėl kažkur tai nežinau, kad ir ten -10 jau buvo likę. Iš tų ten -2 pasidarė -10, bet pralošėm 20 taškų. Nu negali tai būti, negali per minutę, negalime prarasti koncentracijos. Vat kas yra vat blogai. Gal kažkiek nuvargę tie žaidėjai, nežinau, bet klausėm prieš varžybas su treneriu. Tai kaip ir visi gerai viskas jaučiasi. Toks jausmas, kad pabaigoje ta problema buvo, kad visi bandė gelbėtis po vieną. Tai va tas ir yra, kaip sakyti. Yra pasakoma vienas dalykas, bet nežinau, tai gal iš vienos ausies pereina į kitą, tai taip ir gaunasi. Kaip žirnis į sieną. Tai nubraižom vieną dalyką, padaro visai ką kitą. Ne tai, kad visai ką kitą, bet vis nieko nepadaro. O tas yra blogai. Treneri, šiandien buvo daug tokių epizodų, kai kamuolys lydo iš rankų, klaidos elementariose vietose. Čia paveikė tas Žalgirio autoritetas, ar Žalgirio gynyba, ar tiesiog jaudulys? Nežinau, kalbėjom apie tą autoritetą, viskas buvo akcentuota, kad atvažiavo tiesiog komanda. Nežiūrėti tą vardą, nieko. Lošiam savo salėje, priėjo daug žmonių pasižiūrėti, mes pralošėm 20 taškų. Neturi būti jokio jaudulio, turim eit ir nueit po tą šturmą. Turėjom pradžioj, kiek mes ten turėjom, berods 7 taškus pliusę. Dingsta tos emocijos kažkaip, nežinau, gal tas nuovargis, reiks pasikalbėti su vyrais. Treneri, tolimi metimai, bet kovoti kamuoliai po mūsų krepšį turbūt irgi buvo šiandien. Taip, bet aš žiūrėjau, jie po mūsų atsikovojo berods 19, mes po jų 16. Bet aišku, tie labai yra tokie skausmingi, bet ypač pabaigoje, tie atsikovoti kamuoliai po mūsų krepšį. Atsikovojo, sukartojo viską. Bandėm pabaigą ir su tais mažesniais žmonėm, nes dideliem nelabai sekėsi, bet kažkaip tai nepavyko visai. Treneris pats šiandien pirmą kartą vadovauti komandai čia Utenoje, kokį įspūdį paliko atmosfera salėje? Viskas šaunu, daug žmonių susirinko, sakau, tik tai žaisk ir norėk tokioje arenoje. Puikiai publika, viskas labai fainai, bet kad tai pasisai. Pirma namuose, pirmos varžybos ir taip gavosi. Gaila, kad tai pralošėm iš tikrųjų, bet nieko, sezonas dar ilgas.